Mes čia turime įdėtą Androidą, 8 GB ramus, Snapdragon procesorius. Prieš tai originaliai buvo toks mažiukas ekranas. Tai dabar mes galim pereiti į originalų meniu ir matyti visas originalias funkcijas. Ir palaikę meniu mygtuką kelias sekundės pereiti į Android meniu. Androidą mes galim parsisiųsti bet kokią programėlę iš Google Play, YouTube, Waze ar dar kokią kitą. Galim pasijungti CarPlay. Va šiuo atveju iPhone'as pajungtas. Veikia touchscreen'as, su ratuku valdosi. Galinę kamerą galima pajungti. HD kokybės, labai gera kokybė, su vairo sukinėjant linijos juda. Taip pat turime papildomą meniu, rodo apsukas, greitį, kuro litrus, durelės adarytas rodo. Va, kai įrenginys yra prisijungęs prie interneto, čia rodo orus. Dabar, kadangi nesam prijungę, dėl to nieko nerodo. Galima į vidinę atmintį įsikelt muzikos failus, taip pat galima video failus įsikelt, filmus žiūrėt per USB. Veikia vairo mygtukai, patylint, pagarsint, perjungti video arba muziką su vairu.